Sveikučiai. Nu ką, prasidėjo vėl mano pamaina. Atvažiavau į kaimą, sesuo šiandien išvažiavo jau. Nu, kaip ir keli tipo prasilenkė, bet kažkaip nematėm viens kitą turbūt. Nes pagal taigi atvažiavau, mama sako, tu sako, su to ką tik išvažiavau. Nu, kažkaip nepastebėjau. Užsigalvojęs buvau, nežinau, mane nematė. Nu, žodžiu, nesmė. Nu ką, šiandien yra trečiadienis. Nu, gerokai po pietų. Šiandien tokia diena pratinginiausia, nieko nedarysiu. Naktį eisiu tik pakursit rytoj, ką nors paveiksiu. Nu, va tokias mintis pas man. Nes šiandien irgi da toksai tas vėjas yra. Gal rytoj bus geresnis oras. Ir ką ten pirmas su einu šulinį pasibaigti. Atsivežiau ten tų detalikių visokių dar, kur ten trūkst. Dar ten kai kur, va taip, elektrą šiltnamį pabaigti, va tokių visokių. Ir žodžiu, viską parodysiu, ką veiksiu. Gal kažkam bus įdomu, gal kažkas bus naudinga, ar šiaip kažkas. Tai va, tokie va reikalai. Kažkas parašė. O, velnė mini velnės čia, štai ir sesuo kažką atsiuntė kažką. Nu va, pasėjau vasarinius česnakus ir ankstyvų morkų. Vėlyvų pasėsiu biškį vėliau, kad būtų žiemai laikyti. Čia vagas kreivas į ką, nes vėjas nupūtė. Vėjas vėl didelis. Vištom karantins. Jeigu iškapstys, mirties bausmė. Tam, kas jas išleida, irgi. Na, tai čia šogelis, pana. Kestuk, jeigu prisiminsi, klevą apgenėk. Praeitą savaitę Jeigu jau labai geniau. neturėsi ką veikti, tai va čia va šniūrs nutrūkęs, ten, man atrodo, irgi yra. Žodžiu, būsiu dėkinga, jeigu patvarkysi. Paprikas, pomidorus palėjau, nebent jeigu praleidau kur. Bet ne, čia jeigu, bet ne, neturėtų išjūti, čia kol atvažiuosiu. Vat šitie, jeigu čia jau rytoj bus sausa ar penktadienį ryte, tai stoja įstatuvų kubiškį, bet kad plauktų nereikia. Nu, aš. Ne, nu normaliai. Nu ir kaip jums patinka? Pati išvarė. Man darbų pridarė. Aš tai kultūringai išvažiavau, viską susitvarkęs, išvariau, nieką nesakiau, ką daryti. Man kai visada klevą nugenėti. Sesę, šį praeitą savaitę nugenėjau, jeigu ką. Man tiek nesimata. Da kažką parašė. Čia ne jį. Čia Facebooko reklama atėjo. Darbų ten sutvarkyk, ten tą. Einu specialiai vištas paleisiu. Iš po manęs modė atvažiuos. Vis tiek nepatikės, kad aš vištas paleidau. Žinos kaip su savo tais darbais. Ups. Kas čia buvo, nežinau. Kūrenimo naktis baigęs. Ryts išauša. Čia biški žarėjęs į priekį parvarauką. Tegu sudegi iki galą, paskui išsemsim. Lauk. Nu ką, šiandien pradėsim kažkokius tos darbiukus darytis po biškį. Pirmoj vietoj eisiu ten elektrą sutvarkysiu, rinkimtuką pajungti ir rozetę padaryti. Vienam šiltnamį. Tai va toksai plans. Bet taip čia galvoju kažkaip nuobodu vienam. Tokia mintis šovė. Norit atskleisiu pigų samagoną variantą pasidaryti. Žinau, kad ta tema ten labai patinka kuriem. Labai gerą variantą turiu vieną. Norit parodysiu, bet niekam nesakykit.
Receptas toks. Pasiemat kibiriuką kviečiukų. Pasiemat, kur sesuo prisipylė vandens į laistytuvą. Ir pilat. Pilat, kol normaliai apsisems. Kol kas užteks. Tada reikia išmaišyti. Gal biškį reikėjo mažiau grūdų pasiimti. Žinot, aš daugiau samagoną norėjau, tai tokią vietą irgi nebereikalą, žinokit, pasirinkau, nes vandenį reikia nupilti. Laukia labai šalta. Biški vis tiek gaunas, kad daug grūdų pripilsiu ir iki lauką reiks eiti. Žodžiu, reikia nuplauti kelis sykius. Ne tai, kad kelis sykius gal iš karto, jeigu gerai praplautume, biški per daug prisipyliau gal grūdų į tą kibirą. Reikia biški atplauti, šiukšlės tas visokias dulkes nuo grūdų. Visgi einu į lauką, lauką atplausiu, tada parodysiu, ką toliau daro. Nuploviau, nupėliau dulkes, toliau sekantis žingsnis, o ką per naktį išvirė. Biški per karštas. Tada darysim taip. Imam šitą ir imam šitą, nebėra. Karšta. Ir reikia užpilti šilto vandenį. Tai aš va taip papraskysiu. Kadangi jau jie plauti, taip dar galim pramaišyti, kad iki dugno šiltas vanduo nueitų. Ja, viskas. Gerai. Sulyginam. Vandens užpilsim tik tiek, kad čiut-čiut apsemtų. Ir užteks. Karšta dar. Ir dabar tą gėrį reikia palikti kokiom 2 parom. Užmėsiu dangtį ir šiltai pastatyti. Na, per dieną čia va šiltnamį tą gustovi. Daugiau parnešiu kur nors tenai, padėsiu koridorių kokiam. Tegu pastovės ir po 2 dienikių, kai va tie va grūdžiukai, jie visi duos daigiukus, kokius 2-3 mm. Ir čia bus vištam vitaminų bomba. Kad kiaušinių daug būtų. Neprisigalvokit kažko ten. Ką gaminu. Ką žiūrėjau? Atsijungęs elektrą ar ne? Kaip sužinoti? Leiskim taip. Nieka tokia, stoviu su guminėm takim, jeigu ką nusižemės.
Šiandien fantazija nupiešia taip. Įsidėjau paskirstimą dėžutę, kad nekliūtų. Reset. Ir jungtuks. O čia va yra profesinė lyga. Šiaip dažniausiai palieku, kad kažkas sutvarkytų. Kaži gal sesuo. Na žodžiu, turiu reikalų šiandien. Galvojat, kas čia gyvatė? Einam parodysiu. O, beje, vandenį jau sugėrė. Išbrink. Nupirkau tokį siurblį. Čia nereklama, nereklamuosiu kas kur kame kaip. Žodžiu, esmė jo yra tokia, kad iš bačkos laistyti būtų įmanoma, kad viskas veiktų tik tada, kai paspaudi nuo laistytuvo. O tokį pasidariau. Nu, tas aišku, čia va, nuo vieną kažkokią buvusią seną. Ir užsidėjau va tokią va štangikį. Čia, man atrodo, jos yra nuo purkštuvų, gal ten tos skirtas vaismedžiam ten ar kam ten, kur būn purkšti. Čia buvo toksai angaliuks balsidės, nu kad dulksna purkštų, tai aš jį išmečiau, skylę čia pragrėžiau, pradidinau. Ir prisitaikiau prie to, kad galėtų iš toli laistyti. Pabandom, pažiūrėsim, kas gausis. Įjungiam siurblį. Siurblys veikia. Oi, velnis. Reikia pirmą užkimšti, nes labai gerai purški iš karto. Ai, galėjau čia išjungti. Pamiršau. Čia reikia uždaryti. Tada spėsiu nueiti. Ai, dėjau žemės. Va, taip, va būn. Bandyk nufilmuoti ir kažką padaryti. Tokių nesąmonė. Nu va, siurblys veikia. Esmė yra, vat. Veikis, tenai pats burbuliuoja, čia tą vandens nepurškia. Čia va, kraniuks užsukts ir vanduo nevažiuoja. Einam. O čia užteka biškį jungti. Ir vandens paleidau iš karto. Nu, ką mes darom? O darom taip. Va. Įjungiam šitą. Ir dabar einam. Atsuksim vandenį. Paleisiu vandenį. Padaviau vandenį iš langą. Nu ir žiūrim, kas gaus. Vandeniuks nebėg, viskas kaip ir gerai. Nežinau, kaip čia jums parodyti. Pamėginsim taip, ant drebėjimą nepykit. Nu ir sakykim, kažkur mums ten pasiekti toliau reikia, ne? Tuoj va. Pum. Reikia stipriau, viskas priklauso nuo paspaudimo lygio. Nu, fainiai. Ir dar kas geriausiai, jį galima čia va hupt. Prasiilginti, jeigu tau reikia, gali iš toliau palėti. Dar reikia pasireguliuoti paspaudimą. Nu, jėga. Siurblys duod vieną atmosferą. Tai nėra daug, bet buvo tam pripirks, kad laistymai būtent. Vabiškiai užtenk paliesti. Ir pradeda jisai purkšti. Gerai, nepūstikim vandens, nes pačiam reikės prileisti bačką. Tai va. Va tokis va patobulinimas šiems metams. Nes kas kart, kai reikia vaikščioti ir ten tą vandenį nešiotis ir ten, tai va su tokiu, manau, bus žymiai gal
patogiau. O kaip čia bus, iš tikrųjų, sužinosim netolimoje ateityje. Tai va, bet šiaip manau, kad bus gerai. Žymiai geriau negu į tą laistytuviuką viską tenai. Į bačią galima irgi pasiskaičiuoti, kiek reikia to trašikės kokios, ar ten kažko dar įmesti, vis tiek kažką reikės įdėti ten, kad biški šaknim ten atgaivos ar kažko nepamaitins augalą, jisai neaugs. Čia kaip nori taip. Tai va, gali užsimaišyti šitą bačką ir prašom, išsilaistai viską. Manau, visai gerai. Visai gerai. Siurblys lengvai traukęs, gali pernešti kitą bačką, dėl to ir dariau va ten va tavo razitą anam šiltnamį, nes čia irgi stovės dvi bačkas. Čia stovi dvi bačkas jos, kad užšiltų, su šiltu vandeniu visą laiką laistyti. Ir va čia va vietoj tų žemių stovės irgi dvi bačkas. Su Modestu mes tik tai prašovėm, kažkaip nežinom ten tiksliai, kiek mums tų žemių tam reikės. Užsipirko mes jų daugiau, tiek, kad be reikalas susinešėm iš šiltnamį. Dabar gausis taip, kad mes jas turėsim išsinešti turbūt vėl lauk. Nes kaip va čia va visur va pridėta, taip ir čia turi prisidėti. Tam tą šiltnamį darėm čia, kad dabar va taip va čia tą žemės laikyti, arba nežinau, arba jeigu nevežti, tai jas gal palei kraštą kokiais 2 aukštais suguldyti ir palikti gulinčias ir ant jo sudėti indelius. Nes čia šešėlių nebūna, šviesos užsistos čia toliau, kur kris, jeigu pakelsi. Kažkiek šešėlė kris, nežinau, reikia pasitarti. Žodžiu, biški prametėm, be reikalą sunešėm čia į tą šiltnamį, reikėjo iš vis neništi. Arba viską pervilti daržinę, bet daržinę čia ganėtinai taip kažkaip pažiūrėjau, čia labai daug. Ten visą daržinę užims ir vėl tenai. Arba tiesiog laukę sumesti. Laukę sumesti. Ir vėl atrodo, kai tiesiog prisivertęs tinginys kažkoksai negali savo teritorijos prisižiūrėti. Žodžiu, čia galvosim, rytoj Modė žadėjo atvažiuoti, jisai sako, neturiu ką veikti. Sesuo sako, dakirėjau, atsibuodau. Žodžiu, sako, atvarysiu pas tavį. Gerai, atvarys pas mane, tada rytoj va su tom, kažką rytoj va su jom turėsim nuspręsti. O kaip čia gausis? Ką nuspręsim? Nežinau. Negalvosiu šiandien apie tai, nes dar turiu kitokių reikalų. Kas čia vandens pripylė, dabar slidu vaikščioti. Tai va, tokie va reikalai. Ta pasibaigiau, dabar ką? Eisiu. Reikia čia tą langiuką biškį perdaryti. Neperdaryti. Noriu padaryti jį ant trosą, kad iš apačios tiesiog patraukė, jisai atsidarė. Va tas va, langiuks viršui. Ant jau uždėti agroplevelę, kad šaltis nepūstų, kai būm pradaryta. Vėjas, kai būm stiprus. Nes vėjai tai girdit, kad daužus. Tai va, bet dabar turbūt į viskas pjaunu ir einu papusryčiausiu gal. Manau taip. Taip ir padarysiu. Da malkų reikės prisinešti šiandien. Žodžiu. Darbų kai visada. Eim pavalgti. Nepraėję ne visą dieną. Nespėjo baigtis dar tą dieną. Pabaigiau langiuką. 3 lygiai prasidarimą. To galiu pademonstruoti, va čia ateini už čia va patempi. Ir ten langiuks va prasidarė. Gražu. Datempi, užkabinai. Ant antrą lygį, sakykime. Nai. O, iš lauko pusės kaip. Viskas laikos, viskas gerai.
turėtų būti. Ne faktas, kad ilgai laikys, ne faktas. Bet reikia tikėtis. Uždarėm, irgi va tai va. Atkabini. Ir va tai va. Paleidė. Užsidarė. Nu ir vienintelis, kas yra likęs, tik tai. O ten va. Reikia užstumti va šitą va raktą. Galiu sujungti. Ačiū, kad padėjot. Uždarėm kartu langą. Gerai. Kas toliau? Toliau galvoju, va čia va, kad tiesiog vėjas nepūstų, kuris labai pučia velnys. Čia uždėsiu agro plevelį. Prištaudysiu su stepleriu viskas. Kad kažkaip tiesioginė tą šaltą vėją prilaikytų. Nežinau, čia reikia, o nereikia. Man atrodo, kad reikia, aš uždėsiu. Tai va. Jo, eina spjausiu plevelės gabalą ir užprikalsiu. Kažkaip taip. Dabar turiu pradaręs. Nu, lyg tai skersvėjai nesigauna. Mėginsiu palikti tokį jį pradaręs, nes temperatūra beveik 30 laipsnių. Šį galėtų būti ir čiut vėsiau jau. Dviem sluoksniais sudėjau, pirm sluoksnis nėra toks įtamts. Taip lyg tai nesidaužo nieko baisiai. Na, nieko, žiūrėsim. Žiūrėsim, kaip čia kas toliau bus. Nes kiek žiūriu, daigus visi jie lyg tai ramiai stovi, nieks nejuda, nieks nekrut. Turėtų būti gerai. Viskas turėtų būti gerai. Nu, vis tiek turėtų ventiliuotis. Manau. Nes šit daigam nepatinks skersvėjais, reikia prilaikyti biškį, prisaugoti juos. Bet šviežio orą reikia. Nu tai va, sakykim, kad va tokia išeitis padės. Nu ką, gerai, čia reikia biškį dabar apsitvarkyti, susirinkti šmutkės. Tai ką ten toliau reikaisim, pabaigsim šulnį. Šulnį pabaigti, reikia įsidėti atbulinį ten vožtuvą. Nusipirkau. O, žodžiu. Reikia ten pabaigti čiut-čiut ir bus gerai. Taip, kad pajungti, prieš tai surinkti. Turiu atbulinį vožtuvą. Kaip jisai dedasi, kurią pusę, kaži. Rodiklė yra nupiešta. Labai gerai, man patinka. Reiškia slopai. Taip. Nu, kažkaip taip. Nu, kaip atrodo, aš langiuką iškišau. Čia viduje kaip ir nelabai kažkas pasikeitė. Įsidėjau tą alkūnę visai kur, atbulinis vožtus. Šalia viršaus, kad būtų lengvai prisukti. Hamutą uždėjau, kad šlangą būtų ant ko laikyti. Deja, biškį nusivyliau tom, kad naiviai tikėjaus, kad biškį gilesnis ant šulinys viduje yra vandens, bet deja. Labai greit pasiekiau dugną. Tai prastokai su vandeniu, žodžiu. Nu kaip, buitiniam naudojimui tai visiškai jau užtenka. Vienintelis tik tai, kas norėjosi, kad daržam pat netrūktų. Nu nieko, užtekdavom anksčiau, užteksim kaip nors į darbą. Nors šiemet kol kas lietaus dar vis nėra, bet gal vis palis. Bus gal to lietaus.
O čia daugiau kaip ir nieko nebelika. Vanduo paspaudė. Jėglo iškart. Nes atbulinis voštus šalia. Kaip sakiau, žiemą aš jį išimsiu. Kad nesilaikytų, kad neužšaltų. O čia dabar, nu va tiek va turbūt nusitrumpinsiu tą šlangą ir uždėsiu tą antgaliuką, kur atgal. Kad būtų greitas jungtis. Patogu, paprasta prijungti šlangą. Tai va tokias va naujienas iš šulinio gilumos. Jastai nutrūko šniūras, gal gali ką keist. Įdėsiu tokį dabar, tokį pamėgink nutraukti. Ką galvojat, aš juokauju? Ne. Pamėgink šitą dabar nutraukti. Kad vienur ten kažką susitvarkai, kitur kažką susitvarkai, ten paremontuoji, padarai ir paskui tas tai garaže atveju kaip pagadėlinė atrodo taip, iš tų visų patvarkymų. O čia pas mane tik taip apsiverčia viskas. Kada čia reikės spėti tiek visko prisiversti. Siaubas. Turiu biškį laiką. Pamėginsiu apsikopti, nes čia jau prieit prie nieką nebegaliu. Reikia biškį pavasarinę tvarką pasidaryti. Siaubas. Nežinau, kaip čia taip gaus. Šiaip dažnai gaunas. Namuose irgi ten kokiam garaže pastovi irgi. Kas 2 mėnesius iki reikia tvarkyti. Čia pas mane vienintelė taip. Nieko paskui rasti nebegali. Rasti, paskui net neprisimeni, ko turi. Kai tvarką darais galvoju, o neseniai tą pirkau reikėjo. Nu, dar vienas ličnas dalyks liko. Nu gerai, pamėginkim gal biškį apsitvarkyti čia. Nes nieko nebėr čia, nei prieit, nei apeit, nei. Siaubas. Pabandom. Chebrytė. Užsiroviau blogiau, nei galvojau. Mėginu atsikraustyt pirmą vieną kampą. Bet žiūrėkit, kiek aš ten primečiau laukiai. Aš neįsivaizduoju, kaip čia tiek tilpa. Kada? Kaip? Kodėl? Radau spintelę. Netikėtai, iš šitam bardage radau spintelę. Iš kažkur kažkokią. Čia va prikalsiu. Nevargsiu nieką, prikalsiu, tai prisuksiu. Bus kažkam susidėti. Dar nežinau kam. Bet manau tikrai rasiu ką sudėti. Čia va šiukšlyną nebėra. Šiušiau viską išnešiu. Viskas tvarkoj. Norėčiau parodyti, kad ir ten viskas gerai. Bet čia negerai. Siaubas čia dar yra. Nu, vieną pusę čia biškį va taip atsikrauščiau. Kažką, nu, pagrindė čia liko va tavo. Viskas kas ant stalo. Po stalo ten viskas yra gerai. Tai va tą likas tvarkyti, bet šiandien jau užteks. Nebėra norą šiandien jau. O ten va prikroviau, tiek išvežti reikės didžią gabaritinę priduoti. Bet atsinešiau tepalą buvo, to pačiu priduosiu. Kokį 10 litriukų ten jaučiu. Nėra gal 10 litrų. Priduosiu. Nu ką, šiandien ir tiek. Rytoj nuo rytą žadėjom duodis atvažiuoti. Eisim tą žemės tvarkyti. Kažką taip. Čia jeigu nesutvarkysiu rytoj, tai tur paliksiu ir
Kitam sykiu, kai atvažiuosiu. Šiltnamiuką šildau, šaltuką buvo. Buvo pradėję kristi, ten 13 buvo laipsnių, kiek ten, mačiau, 25 viduje. Šilta visai. Nu ką, reikait užkas kažką. Paskui dar malku parsinešti iki šiltnamį. Na va taip. Na, žodžiu, pasimatysim rytoj su Modern Talkingu jau. Ką galvoja, tai palikau nesutvarkęs? Ne, vėl, ne, viskas sutvarkiau. O. Bent jau aptvarkiau. Oi, žinojau, Kamodis, kol atvažiuos, drąsiai spėsiu, kol jisai ten įsimiegos, kol prašlubuos. Ir kaip tik, va, viską pasibaigiau, žiūrėkit, pukšt ir atvažiavo. Kaip tik viską spėjau laiku. Na, užgesina. Na, išlubuoj. Pasisveikink. Labą dieną. Nu, pažiūrėkime man, kiek ta mašina ilgesnė. Kokius 3 mėnesius jis man zirzė, sako, pamatuosim gan kiek. Turiu 3 mėnesius mašiną. Nu, neturiu, čia gal aš biškai prasūdžiau, kiek nežinau kiek laiko. Kada pirkom? Žinau, ką žiemą važiavom. Po naujų metų. Šalčiai tie didelį vokiną važiavom, ten prisimenu. A sausį pirkom, o vasarį? Kad sausį turbūt. Tai, nu, tai 3 mėnuo. Vasarį gal pirkom pradžioje. Nu, žodžiu, nu gerai, 2 mėnesius. Vasarį. Nesvarbu, bet tavo zirzint man skambėjo kaip 3 mėnesiai. Kiek čia pataikė, tai tavo gal čiut priekį yra. Ne, nu matos, geras pusmetris ilgesnė ir Tai čia ten ilgiausia, dar ilgesnė. ir ant tiek pat aukštesnė. Nu, visai jėga. Oi, čiut neužmečiau iš štatyvą. Tilps daugiau viską. Ne. Tai jau turėtų tikrai tilpt daugiau. Ach, visada irgi netuščias atvažiuoji. Užžiausiai, gražučiai. O, savo švietimu. Kai žmonės sakė, galėsi kursuoti šiaulėjim ramučiai. Noriu biškį tokios oranžinės dadėti, žinai, romantika, ką būtų. Ledus dar įdėti. Nu, tuščias, kai važiuoji, sustoji prieš autiką, sakai, ką čiaulius. Arba atvirkščiai. Dabar žmonių nebėra, važiuoju tušti. Anksčiau prisimeni, jaunystėje nevos pildavom į autobusą kitą kartą. Ne, ten pilna būdavo, jo, kiek važiuodavo. Kas valandą beveik autobusai važiuodavo. Būdavo 3 iškart kažkaip važiuodavo. Nu, autika, laikrodžio nereikėdavo, būdavo, iš kurios pusės pamatai autiką, žinodavo, kiek valandų yra. Net iš vis, kai tik Užventį nebevažiuoja autobus. Šiaulių nebėra. Nei Užventį, nei Kuršienus. Tuos pačius Šiaulius, tas mažiukas. Tai Kuršienus kursuodavo. Į tuos pačius Šiaulius važiuoja toks mažiuks, tai čia jau vienas įk dienuoja. Kaip man, nu didesnį kaimiukai, kur daugiau žmonių kalba. Na, nu kažkas tokia. Eisim lėti, nu ką, eisim prie į didį šiltnamį. Žemės reiks išvežti. Nu, reikės išvežti žemės. Ten da ką, ten plevelę dar atvežė, nesaky? Nu, ten dviejuosius uždėsim po 1,60 m. Ir reikės kitus nuimti tos indėlius, tą agro plevelę padinti papučiai. Indėlis, Danai. Nu, vienu iš darbo turim priliet, turim tą einam. Taip, prilietai tai greitai, čia stogą prapjaunam, prilystoj. Lietus nesimato savaitę, nelyn, kaip nežinau, kituose kraštuose palyja geriau, ar čia esu misti nieka čia nepalyja. Nieka, aš taip irgi pradėjau galvoti, kad tos vandens biški visai. Vita morkas pasodina ir kad česnekus sodina vasarinius. Sakė, žemė saus. Na, čia va kiek prilyja. Čia va jos daržiuks o dabar. O ten jos daržiuks, kur vištas nukas. Atieko vandens, va. 2 kibirai. 2 kibirai, nu. Bačka. Kiek iš 300 litrų. Bačka, toniniai tiek vandens. Į Anoj. Nu, Anoj gal biški daugiau bėga. Nu, ten biški platesnis toks yra. Bet ką įdomiai pastebėjom, va ten, kur skardinis toks,
Tai žymiai daugiau vandens įbėg nuo skardos negu nuo pro šiferį. Nuo šiferį gal susigėlė dalis. Kažkur tas vanduo nuo šiferio dingsta, net jeigu matuoji pagal tą patį plotą panašiai. Kažkaip nu va taip įdomi gaunas. Gerai, gana pliurpti einam. Gal atsigersim. Dar liepė 2 savaitės su įtvaru vaikščioti. Bet 2 savaitės. Bet aš be įtvarą bandžiau namie Tau gerai, aš tai net pas daktarą net nepakliuvau. Bet aš nusprendžiau, kad aš pats veiksiu. Man liepė vėl ateiti po to. Nu, kaip po to, blema. Po reabilitacijos? Jo, liepė vėl pasirodyti. Pažiūrės, kaip atrodo. Viskas aišku. Vėl adatą kiš. Vėl traukia. Vaistus leina, bet neskaudėjai šį kartą. Net nepajutau. Matyt, kažkaip netaip giliai gal. Na, žodžiu. Dar gelis. Tau gerai, kad jisai pats paskiri. O aš bendroji eilėj. Matai, man sakė, sudėtinga, o tos, tai man reikėjo stoti į eilę, liepti į kabinetą. Man tai geriai. Jaučiu aš tai, kad geriai. Tas veržims toksai yra, bet aš tikiuosi, kad po reabilitacijos bus gerai. Nu, viso. Parom, pagersim arbatą seniai. Užkandam ir einam darbuotis. Taip lemba. Jam, kad tik dirbti. Po vietą, po biškį. Reikia šunį. Pas man taip pasigerai. Ne, taip. Neišėjai išlaikyti. Bet irgi jaunas, kad tuos koją nušoną. Techninė pertraukėlė. Reik pailsėti. Iš to šildame viskas. Biškį neapskaičiavom. Kiek čia yra? 10, 10, 11, 31, 35, 37. Čia kitam sezonui praktiškai nereiks pirkti. Nu, gerai. Nes nieks nepinga. Viskas tik brangsta. Čia. Ketvirtą dieną? Ne, ketvirtą nedagykim. Bombikė. Jaučias biškį senatvę. Na, aišku, pasą pasižiūri. Nebe 18. Ties toks atjaunėjęs. Nors ne visi pastebėję. Porą metų numečiau. Mažiausiai, ne? Dabar girdi, kai nuėjai į Golaus pirsi, kai šį pasą nepaprašys. Neprašys, sakai dar. Dukra labai džiaugiasi, kai nesutikau. O. Senai prašė. Čia va porą maišiukų pasilikom dar. Čia porą maišiukų. Išsilyginom, kiek jie. Ir dabar va dengsim tą juodą levelę, kaip ten va ir uždėt. Irgi po to galiu kažkada gal visą. Mintis yra visą užsidengta, ne? Čia yra. Tai va čia dabar turėtume matavą visą gabalą užsidengti. Čia palei kraštą kiek trūks, putas pasidėsiu. Čia toj vietai bus arbūzai, dar kažkas.
Nu čia paėmiau 24 metrus. Tai turėtų užtekti 2 juostas uždėti. Vieną galą į kitą galą. Iki pačio galo paėmė? Jo, iki pat galo paėmiau. Nuo to galo iki nuo galo turiu užtekti, nes čia 12 metrų nėra, aš paėmiau po 12 metrų. Tai daug baisiai daug neužlenk, kad nepritrūktų ten taip. Šiaip čia 12 nėra, kiek atsimenu. Biškį dar jaučiu nuo pečiaus atitrauksim, ne? Ar taip jį paliksim? Gal čiūčiu dar atitrauksim? Neužkris kokia žaryje? Nu žinai, saugiau. Nu nesakau, kad ten daug, gal kokį 10 cm dar biškį atitrauk gal. Gerai sakai? Gerai, kas? Kažką padėt, žinai. Ant viršaus? Plytelių, bet nebeturim plytelių. Tos būtų gerai, tos tokios didelės plytelės, tu žinai. Kas čia padėjai? Dėvi. Tos didžiusis. Ai, grinai prie to, kad būtų lygiai su tuo pamatuku mūsų. Biškiai, jeigu kas atkasiai, lygiai padarai. Nu, sugalvosim. Dabar nieko. Nu gerai, parodysim, kai būsim uždengę. Čia dar neturėjom, čia agraplėvelę dar pakišom juodą. Nu. Gražiai atrodo. Karšta kaip. Belė kaip karšta. Jau pamaikęs. Stovim. Ką čia rodo? Neini žiūrėti, atsikabinkim. 36 čia rodo jau. Duris pradarytas. Langas pradarytas. Čia irgi. Vienam šiltnamį nedarėm durių. Iški baisu, kad nesuskersuotų. Nu, po biškį gražin. Jo, bačkų čia dabar pasistatyti. Gražiai plauka. Teisingiau, švariai. Švariai. Kaip prieš tai sakei? Gražiai. Gražiai. Gražiai, sekstovai pasisukti ją pusę. Atrodo. O, ble. Švarė. O kodėl švarę darom? Nežinau, gal jau rodė. O jeigu ne, tai parodysiu. Dilemą sprendžiam. Nauj. Uždėti. Leidž vandenį. Verškai. Ant anų užviniavo biškį elektros izoliacijas. Čia dar vieną buvo atsinešę. Ant to buvo neleidę. Buvai privinėjęs, sakau, nuimk ant kitą uždėk. Gavos, kad ir to nebetik. Užsidėjo, atrodo, viskas gerai. Aišė per mažas. Ar per didelis? Suspaudžiu. Bet čia suspaudžiu, jisai. Arba tie. Bet nėra buvę taip. Ar čia šlangą labai kietą palika, girdi. Nu, čia už to užsidėjo.
kieta, gal šlangą palikus. Bet jinai taip būna kieta. Tam suminkštė, kai saulės bundau, bet... Bet jeigu suminkštės, tada labiau leis. Nu, logiškai. Dabar reikia per tą vietą finiuoti. Ką čia? Nežinau. Va taip ir pastringi. Jau turėjom būt sulaistę šiltnamį. Nežinau. Taip uždėlė, atrodo, čia tiek prasiskėč, kad vos įlent, jeigu aš dar užviniausiu, tai... Čia gali iš temų parsiunti? Ne! Galiu pasakyti, kad šokia prekybos centrą. Iš dep? Ne. Ne. Tave nūkai taip vadina. Senukus važiuoji? Aš tai... Nu, Aš nu, ten buvo. stengiuosi nevažiuoti, ten nieką nepirkti. Bet tai naują, pirkau naują. Gal naują. Tai jie ten iš Kinų siunčia. Nu jau čia visi iš Kinų siunčia. A, jau dabar per storai. Praslystai. Nebeužsimaunu, ne? Per biškį nuviniau. Biškį ne tą vietą užviniau. Nesam. Jau nervusiu. Na, gal biškį persistengiau čia. Biškį gal ir persistengiau. Čia neviniok visos. Kad ten vietas yra, atrodo. Po dantukus po per. Gal mažiau kuš. Dantuks neužsilenkė jiems. Pasirodė. Galbūt kad dar. Pagavo? Neįsitikinęs. Sulūžta parankos. Nu. Aš taip stoviu drąsiai, nebebėgu. Susiremontavo. Ne, mėlyna izoliacija buvo, bet gerai. O tai šano bėgius tiek, ne? Va tą per naują. Ne, per naują nereikia. Paverži biškį. Užšilus biškį dar pamėgint pasukti, žinai, sumuštė šlangą. Gerai, palaistyti. Nu, eina, ten galėsim pafilmuoti. Nu, tam jau aišku buvo, dantis nulūžę buvo, bet... Nu, bet laikė, kol nepajudinom. Nepajudinam. Jis toks sako, iki šilnami, pažiūrėk, kas kibėje yra. Kibir suždengs laikraščių. Sakė vištą. Vai. Uždaryk. O, pamatau. Matau per tarpą virdai. O. Čia kur video buvom žiūrėję. Nu jo, jau yra sudyga, kiti daugiau negu 3 mm. Daigiukai matus. Nu ką, einam, bandom nešti vištom. O, ką puolė. Atsargiai pasismauksi, mažulėlė. O. Sakė, čia vitaminų bomba. Pilkim biškį ant žemės.
ką nori. Nu, šaunuolis, kas toks, aš rašiausi, nepadariau. Dažniausiai pamirždavau. Ja matyt kažkas priminė. Dėnė modės nupirka. Čia vasarą atsigaivingeriais tokia, girdi pasikabinai, gali maudytis, jeigu šils vanduo. Nereik taip. Aš, žinai, su negale klišas nepabėgsiu. Čia gal kelis kartus reikės praeiti. Nu tai dabar nenoriu, žinai, čia. Kol susigers. Nu, vėjuks pučia, ne? Nu, nebereikia girdi nešiot su laistytuvais. Čia tiek sulai. Išsijungiai, kažką pašnekėjai. Smagu. Tobulėjam. Tobulėjam. Kaip ten sakyti, tinginiai tobuliai. O tai. Viską, ką išrado tinginiai. Sėtink dirbti iš ranką, nors ką nereiktų dirbti. Nu, gražu. Nieka nesumažėjo iš bačko, žinau. Ledukas. Nu, gražiai. Fantastiška. Geras pirkinys, ne? Čia į mašiną gali nusiplautą, girdi drąsiai. Mašinai. Gal biškį spaudimą trūktų. Ne, bet ne, jeigu padarai, bet tai gaunas tokia čirkšlė jau. Sisioj. Mantas perėmė mano darbą, mane paleido į namus. Mane paliek vieną. Ne vieną su mama palieku. Paskutinė video aš tai palikau, ne? Ne, nu, susita išvažiavo, pabudus. Kažkaip nesmogu visai. Ne, kad tau Zita rytoj atvažiuos. Nu jo, Zita rytoj atvažiuoji ir aš poryt išvažiuoju vėl. Tai paimainom aš. Gyva. Nu, gražiai liejai. Gerai, aš atsisveikinu. Gerai tada. Iki po gimtadienio tavo. Jo, kai video išeisi, Pestuko gimtadienis bus prabėgęs. 57 metų. Jau būsi vyresnis biški. Nu jo, senesnis susitiksi. Nu. Dėl to ir atsijaunina galvoju, piga manęs dar nepaims tie metai. Žodžiu. Gerai, sėkmės tau laistant. Iki visiems. Visą. Ten.